Džiob, dalbajom. Sveikučiai. 100 metų. Nu ką, chebra, sugalvojau pažvejoti. Sniegą vėl. Karoči, ledo dar nėra. Buvo tų žvejybų ten mano dafiga jų. Visokiausių vairiausių. Ant gyvos, aišku, viskas ten buvo kaip ir okei. Pasigerinau savo spygliažuvės asmeninį rekordą. Nors realiai prisipažinsiu, turiu omeny ešerį per savo žvejybos kelią. Nesu nei kilogramą per kopis, ta prasme, pagavęs kilograminį ešerį. Tai ką, o šiandieną, nežinau, čia kaip visada informacija kažkokia buvo, kažkada gaudė. Šiaip asmeniškai turėjau ir keletą žvejybų nulinių su plūdine. Tai va, nusprendžiau dar gruodžio, sakykim, vidury pabandyti dar kartą. Šį kartą varysiu į Nevėžį, į savo tos žinoms točkis vadinams. Daug čia aš nesidrygins, tiesiog pabandys, ar dar yra gyvybė. Tai va, chebra, tiek žinių, nei žvyno, nei uodegos, o mes turim už mano geldos langą va tokį vaizdelį. Va, sniegas. Tai gerai, kad dar šiandien toks oras apie 0, kažkokie kaip ir dulksna krenta. Buvo čia minusai prieš 1 parą. Tai ką žinau, pabandysim Nevėžį. Nu jau, chebra, kiek turim. Ko turim, tai turim aukštą vandenį. Jo, nu ką, kaip sakant, bandysim laimę. Pažiūrėsim, čia kas. Aiškiai, šitoj vietai čia be šansų. Teks paieškoti kitos vietos. Gerai, okei.
Na va, čia reikia pabandyti, kaip sakant, padaryti praverką. Vanduo tai, nu, dar biškį ir pavasarinį lygį turėtų. Nu, chebra dabar tiesiog gal įdomu, neįdomu, bet nesmė. Žodžiu, jeigu kam kiltų klausimų, tai kokią aš sistemą naudoju tom vadinamam žvejybom su plūdine, kaip darau upės Pravodkis. Tai va, čia pas mane dabar 3 gramų plūdė, stacionari, daugiau slankins svarėlis. Jungtis greita atkabinimo, atsikabina, gali staigiai pasikeisti pavadėlę. Daugiau tai nežinau. Šiandien čia gal nuo praeito žvejybos dar likus papras kabliuks, kokį norit, pavadėlis 0,12, pagrindinis vals 0,18. Meškerykė, kaip visada, match tipo. Nėr geriau. Ką dar? Ant ko žvejosim, tai chebra toks įspūdis susidaro, kad aš afigienai nusiteiks žvejybai. Žodžiu ką, turim dzikų, pinkų, jaukų su juodžemi ir druska maišytų. Tiep. Daugiau batonai. Tokie nemaži batonai. Ką, daugiau ką. Nu ir kaip ir viskas. Plūdžių sistemų. Nežinau, štai šiandien gaudysi ant paprastą kabliuką, šiaip tai pavasarį gaudydavau vadinamų tų lašiukų, avižėlių su raudonais papuošimais ir su stambesniais kabliais, žodžiu. Tai va, plūdės, o šitas man žiauriai patinka, srovėj 3 gramų, po to dar o šitas irgi liuksinės, čia 4 gramų. Nu, žodžiu, neina žvejyba kaip kurie kiti, ten sutinki kokį dalbajobą, ateina uždusis. Klausi, sako, gali kokią plūdę parduoti ar kabliukų. Sako, tai kaip tu eini žvejot su vienu plūdį ir su vienu kabliuku? Ai, tai sako, aš namuose tai turi daug. Nu jo, sako, aš namuose irgi daug turi, bet aš ir į žvejybą įsidedu. Tai va, netgi tokių yra dalbajobų. Nu, nesvarbu. Tai va, žodžiu, tiek žinių. A dabar bandysim čia kažką. Nežinau,
Tokie įtarimai, kad gali būti ir vėl žopa. Nu, bet nepabandžius nesužinosi. Na, pradžiai pabandom, kaip visada, ant batoną paleidinėsim, po to pabandysim ant zyką, nu ir jeigu ką ant pinkas dar. Nu, chebrytė, kaip ir reikėjo tikėtis. Kažką kaip ir sužvejojau. Ta prasme, ant batono nieko. Na, aišku, čia dar ir, čiulpažuvė. Kažkaip buvo tokia mintis užleisti ant kur ramesnę srovę. Tai va, turim laimikį. Gruodžio vidurys, aplinkui sniegas, batonas nieko ir va, ant zyką. Na jo, daugiau kaip ir vieną kartą da kažkas liek ir bandė, apčiulpė zykus. Tik supratau, kad tie jamimai buvo kur lėtesnė srovė. Tai ką tada, chebra, nežinau, dabar čia tas ruožas toksai kaip ir iš tikrųjų su tokiu vandeniu, tai nieko gera. Varam dar į ramesnę, kaip sakant, vietelę, pabandysim ten. Na va, pabandysim dabar šitam ruožui. Šis srovė kaip ir ramesnė. Tiesiog ir arčiau namų buvo dar sustojus. Irgi vienoj vietoj. Tai jokia kybala, jokias gyvybės ženklų.
Ką, bandam čia dar. Chebra kažką ir čia. Aik tai žolėse varė, na tai ką žinau. Tai kaip dabar? Ką žinau, bet kažkas tai buvo. Nu, einam arčiau pažiūrėsim. Nu, bet taip apsipynė. O, čiulpažuvė. Ir gan tokia normali čiulpažuvė, sakyčiau. Nu, va. Ir vėl ant zyko. Ant zyko, chebra. O, kaip jau. Visai gerai. Normaliai. Visai gerai, kaip ir po tų žvejybų mano tokių, tai bet vėl kur tik ramesnė, nors čia nėra didelės. Kur tik ramiau ir iš karto. Bet labai atsargus tokie ėmimai iš vis, neagresyviai. Na ką, chebrytė, daugiau kaip ir nieko. Taip ir lyka, man neaišku, čia dėl ko tai būna. Tokie dalykai atrodo po vieną žuvį stovi. Pirmą vietą vienas žuvis, vienas patampiams, antrą vietą nuliai, trečią vietą vienas jėmims, vienas žuvis. Keista. Nežinau, dėl ko taip įvyksta, bet atrodo, randi jau ten tą gylį. Nu gerai, sulaukiau ėmimo, tai negu tą čiulpažuvę vadinam kuoj. Viena ten ir buvo. Įdomiai. Nu ką, chebra. Kaip sakant, žopa. Niekas čia nesupranta. Kas per anomalį nežino. Dvejos vietas, dvi žuvis. Tai va, chebrytė. Nei žvyno, nei uodegos, nežinau, net ir sunku kažką pasakyti. Atbuvau.
Nu, sakykim, praktiškai grinos žvejybos 3 valandas. Yra kaip yra, tokie laikai, tokie rezultatai ir tokie laimikiai.